Lietuvos plaukimo ateitis šviesi. Įspūdingą pasirodymą Anglijoje Portsmuto mieste surengė 16-metis Mantas Kaušpėdas. Plaukikas pagerino net 15 metų gyvavusi 50 metrų nugarą Lietuvos rekordą. Puikiai atrodė ir kitose dviejose rungtyse. Lietuvis pagerino 2 jaunimo iki 17 metų Lietuvos rekordus. Tikras rekordų kraitis būnant vos 16 metų ir panašu, kad tai tik pradžia. Vos prieš kelis mėnesius Mantas Kaušpėdas Vilniuje tapo Europos jaunimo čempionu ir tą kartą pagerino jam pačiam priklausiusi Lietuvos rekordą, plaukiant 50 metrų nugarą 50 metrų baseine. Dar vienas Lietuvos rekordas, eik ant to takelio, Mantai, eik daug per vandenį, va tai va! Pasibaigus vasarai apsukos nemažinamos. Jungtinėje karalystėje dabar jau trumpame 25 metrų baseine pagerinamas naujas šalies vyrų rekordas, gyvavęs net 15 metų. Klaipėdietis 50 metrų nugarą nuotolį įveikė per 23 sekundės ir 67 šimtasias. Tai pagerina Vytautui Janušaičiui nuo 2009 metų priklausiusį pasiekimą. Lietuviui sekasi ir kitose plaukimo distancijose – 100 metrų nugarą rungtyje ir 50 metrų peteliške. Abu lietuvio demonstruoti laikai šiose rungtyse nauji šalies rekordai iki 17 metų. 2009 metais rekordą pasiekęs Janušaitis distanciją nuplaukė per 23 sekundės ir 85 šimtasias.